Nu ką, 7 dienos rytas, aš vis dar gyvas. Esu Juodkalnijos pačiam vidury. Centre. Grinai. Prie serpantino, kaip vakar matėt. Miegojau, tai atsikėliau, iš tikrųjų mašinų buvo nemažai. Taip kas pusę valandos po mašiną pravažiuodavo. Būdavo, kas sustodavo ir vėl pavažiuodavo. Nu ką. Yra kaip yra. Išsitraukiau iš šalkrepšio savo dešrelės vakarištės. Čia biškį atsikandau, pažiūrėti, ar jos stovis dar geras. Viskas liuks, nieks nesugeda. Tai bandysiu dabar pasikepti bulvių. Atsiprausti, išsplaunu dantis. Atsigeriu kavos. Ir važiuoju atgal, kad pasiekti savo suplanuotą maršrutą. Jaučiu, gerai bus. Skanu. Viskas. Norėsiu valgyti. Kavos irgi dar išsiverkiu. Kol atjos, užmėsim kavą vištų. Papipins ar ne? Iš 5 3 mašinas papipinam. O, молодец. O, dieve, kai gerai prikirtau. Reik palapinės, po ko dabar jau nebepaslenku, jeigu nebėra. Karšta dar. Su tokiu vaizdu. Pasaka. Nice. Būtų įdomu pažiūrėti, kur mes čia randamės. Gal droniuką bandyti pakelti. Nu ką, reikia lėkti. Atsibodo man jie. Stovi, žiūri. Gerai, kad pašykt spėjau nueiti. O klausimų, kur važiuoji, kada išvažiavai, kada grįši, kiek kuro jėda, ką valgai, kur miegi. Ai. Bet šiaip malonu žmonės. Tik per daug klausimų.
prasilėkiau. Nice. Nenulėkė. Viskas gerai. Vyrukai ir mergaitės. Mergaitės ir vaikinai. Tas akmuo kažkada kris. Pirbirėja čia. Vakar, kai važiavau, tiek nebuvo. Reikia atsargiai važiuoti. Gali būti, kad akmenų čia bus naujų. Nors vakar važiavau šito keliu, bet jis man kažkaip pasitikėjimo nekelia. Tai dabar noriu grįžti kelią, šauti tiesiai į degalinę ir pasiimti šalto vandens. Nežinau, šiaip pirkčiau po 2 bambalius, bet nėra kur įsidėti. Nebent vieną į pilvą iš karto susikratyti. Kaip kupranugaris. Primaukt ir po to tik vakarę begerti. Jo. Čia mes sustosim. Ola. Gerai. Iš ten parvažiuos. Aš nemaišau. Iš čia parvažiuos. Nu patys kalti. Matys vis tiek, iš ten parvažiuojant, kad aš čia stoju. Ramiai ir pravažiuos. O aš dabar greičiausiai einu, atsiprausiu ir prisipilsiu vandens. Čia per daug taškos. Čia bandyt gal. Geras. Šaltas. Geras vanduo. Taškos. Blet, geras. Prisišniuosiu abu kaniokus, bet nusipirksiu vandens geriamo. Nes patogiau yra atsigerti. Kaniokus sunkiai nuimti. Nesunkiai, bet užtrunka laiką. Tada. Buh. Šitaip. Kai pirkau šitos kaniokus, rašė, kad jie tinkami vandeniui. Vandeniui, benzinui ir tepalui. Jeigu vandeniui tinkami ir niekart nepyliau jokios naftos, jokių naftos produktų, tai kol vanduo, tol galiu gerti šiuo, kol nesugadinti. Oho. Štai ir aš savo maršrute. Čia reikėjo sustoti, bet kadangi aš iš Lietuvos, aš galiu sau tai leisti, nesustoti. Štai ir degalinė. Ateini čia, pistoletė. Varyk, pilna. Karočią, kuras tai visur vienodai kainuoja. Eurą pem kažkiek. Tiek Kroatijai, tiek Juodkalnijai. Man iki viršaus prašyčiau. Iki pat kakliuko. O, nice.
Tai čia. Mašinom, kiek mačiau, užpila kuro. Man nieks neužpila. Gaičiai. Tai už viską sumokėjau 17,52. Vanduo, sultis ir sultis dar kitokios. Sultis po eurą, vanduo 80 kažkiek ant centų. Susidėti čiūštas išsimės. Skanios. Stiprios tokios. Įdomi. Mietka yra, kada baigės. Tipo, stabdyk arklius, nebegerk. Pultis greičiausiai įsidėsiu. Jeigu man tilps, būtų labai fainiai. Būtų fainiai įsidėti šalkrepšį. Čia gal nededam. Nu ką, judam toliau. Pravažiavau miestą. Nedidukas, miestukas, mažiukas toks. Tai dabar važiuosiu link to tilto. Nežinau, kiek kilometrų iki jo yra, reiktų šiaip sustoti. Bus kokia nors vietelė, sustosiu, pasižiūrėsiu, atsigersiu dar skaniai. Ir kaip įdomiai, kapinės ir šrotas virš kapinių. Nieko savo. Netikit? O dabar žiūrėkit. Apsisuku ir važiuoju pažiūrėti dar kartą. Nu tikrai buvo kapinės ir virš kapinių šrotas, mašinas išardytas. Va, kapinės, o virš kapinių va, mašinas iš laužynas. Važiuojame laužyną, pažiūrėsim. Dar to nesu matęs. Nu, svalkė. Normaliai. Pagarba mirusiesiems. Nice! Dar to nėra buvę Afrikai. Va čia mes ir parūkysim. Važiuoja mašina. Tai kaip ir sakiau, iki vėjas labai pučia, gal net raškės. Iki tilto liko 100 kg. Nežinau, kiek laiko važiuosiu. Porą valandų jaučiu. Tai, sustosiu kur nors, ką nors pafilmuosiu. Gal kokį namą senovį nerasiu. Šiaip, pirmą dieną tai labai daug mačiau tų namų. Apleistų senų iš tokių akmenų. Dabar kažkaip jau nebematau. Anksčiau senovį visi norėjo gyventi turbūt prie jūros. Kol fūrų nebuvo. O dabar belekur. Kas kiek babkių turi, tas ten pristato. Gerai. Atsigeriu vandenuko. Ragavau tą kitą. Tai skonis kaip vyšnių kompot.
Ką užvelgiau iš mano? Ką, vėl traukt man reiks? Nu, koks čia? Restauruotas. Hello. Hello. Ural? Yes, Oh, Honda. And you, Honda? Honda Africa. Honda African Twin. Yes, yes. Super. This is new or old school? 2021. Nice. You come from France to here? Yes. Oh. Wow. But before to be here, I was in Spain, Morocco, Algeria, Morocco? Tunisia. With Ural? I start in March in France, and after I make Spain, Morocco, Algeria, Tunisia, Italy, Albania, Montenegro. Wow. Amazing. And now I try to continue my travel, but Bet čia yra nauja. I'm quite worried about the engine. I have some problem. Mhm. And you? I come from Lithuania to Yes. here. Nu ką, pabazarinom. Kokį 20 minučių. Pasirodė, čia yra naujas Uralas. Nes po to yra ir brembiniai stabdžiai. Žodžiu, žmogelis atvažiavo iš Prancūzijos. Daug šalių buvo. Ir sakė, nevažiuoja visiškai į magistralės ir greitkelius. Tik tais paprastais keliais. Parodė, kur jisai važiuoja, parodžiau, kur aš važiuoju. Tai jis dabar važiuoja ten, kur aš važiuoju. Prie tilto. Iš pradžių parodžiau, sako, oi, ne, čia magistralė. Sakau, ne, nėra čia. Ieškojom, jo navigaciją suradom. Pasižymėjo, sako, važiuoju ir aš. Nu, bet aš su jo kartu nevažiuosiu, nes turbūt tas Uralas bus per pus lėtesnis negu aš. Nes ir aš lėtas. Bet Uralas ant posūkių vis tiek jis netaip važiuoja, nes su lopšiu yra. Sako, čia atvažiavo tik dėl to tilto. Nuskau, aš irgi. Norėjau per tą tiltą pervažiuoti. Bye! Good luck! Žiūrėk, pas yra atbulinis yra. Nieko savo. Kaip kompotas pas močiutę. Kelio remontai. Nu, tikiuosi, kelias nebus uždarytas. O mes toj pamatysime. Vos kokiais trupina. Uoliena. Nu jau grūzo šitą išoly niekam netrūksta, jaučiu. Betonuoja ką nors, bam, akmenų. Betoną sutaupo. Čia svarbiausia, kad koks akmuo nepareitų į galvą. Pavyzdžiui, kaip ta malka viršui, kur kabo. Kaip gera sustoti pavėsyje. Kol važiuoji zaibys, bet jeigu sustoji ant saulės, tai ne kažką. Tai dabar už tunelio sustojau tikriausiam pavėsyje. Ir man liko iki tilto gal 5 km, gal 10, nu nedaug. Dabar biškį nekrauna internetas, nes turbūt nepramuša čia. Tai sugalvojau aš vieną dalyką. Pavarysiu motocę biškį į šoną ir iš visą kelią važiavau palei šitą upę. Ir žodžiu, nu žiauriai laižiausi joje išsimaudyti, bet nu nebuvo niekur, kur pristoti.
Tai čia sustojau. Ir žiūriu, takelis čia yra. Tai iš to takelį ir varau. O, ir čioperių yra čia. Nu. Jaučiu taip ir padarysiu. Nesvarbu, vanduo bus šaltas ar šiltas. Jaučiu bus ledinis. Srovė kokia didelė. Gerai, einu. Pastumsiu šoną šį. Pasimsiu piniginę, telefoną, dokumentus. O visą kitą bandysim užrakinti. Žiūrėk, kokių čia arklių yra didelių. Tai mano delnas, nu. Varyk. Varyk. Nenori man slipti. Eina savo. Geras arklys. Na gerai, nenori, nereikia. Visą kelią važiavau, dairiausi, bet skardžiai, vien skardžiai buvo. O čia tokia vietelė. Šalmas atsidėjau rūbų švarius. Galėsim tų pačių ir persirengti. Aba. Gerai. Va. Nice. Oho, srovelė. Nieko savo kaip neša. O, dar lašnot pradėjo. Nu gerai. Aš greičiausiai tą srovę neįsiu. Mažą ką nuneš. Tai šį čia kai vaikas, o šitoj vietai. Išsipliuškenu ir viso. Gerai, nu bandysiu. Vanduo tai belė koks ledinis. Ledinis. Bet išsmaudžiu. O, biškį apdžiūnu. Einu dar išsiplausiu pošalmį. Išsiplausiu pošalmį, palauksiu, kol galvo pratraukšė ciongas. Ir važiuosiu be pošalmio. Pošalmį užsidėsiu ant moco viršaus, kad pratraukti vėjas greit išdžiūtų. Virš kokių 20 km galėsiu vėl jį apsimauti. Nu, išsiplojau viską. Ir trūsus tos ne, aš išsiplojau. Nors turiu aš jų, bet jeigu po tiek kilų važiuosiu dieną, tai man atrodo, man jų gali neužtekti. Tai biški nerimas pradėjo imti. Pradėjo lyti ir vis stiprėja. Tai lietaus aš kaip ir nebijau, bet aš prie to tilto droną noriu pakelti. Per lietų tai tikrai negaliu aš jo kelti. Nežinau. Nu, sakau, dar važiuoti yra 5 arba 10 km. Tenais gal nelys. Nes čia kalnuose tas oras toks. Vienur lyja, kitur nelyja. Vienur saulė šviečia, kitur apsiniaukia. Tai aš tikiuosi, kad nuvažiuosiu ir bus gražu. Nu, o čia irgi gražu. Kol dar akmenys nešlapus, galim biškį palaipėti, kol nėra slidus. Gražu. Ten labai gražu. Ai. O. Nice. Ant to gal šokį? Juokauja. Gerai. Reikia varyti, kol neįsilijo.
sau. Nieko sau, tiltelis. Ir jisai senas, kaip jį pastatė prieš daug metų, kas man gali paaiškinti. Man atrodo, aš šaunu droną ir mes viską pamatysim. Tikiuosi, dronas neužgribavo ir video gerai rašė. Pastačius šitą vienas tiltą jaučiu kiek sutaupė, kad nereikia daryti serpantinų. Reikėtų daryti į apačią, per tiltuką pravažiuoji ir vėl į viršų serpantinai. Tai turbūt galvoja pigiau vieną tiltą įkalti. Ir vsio. Gerai, išvažiavau nuo to gražaus tilto. Pasižiūrėjau į turistus, galvoju, vargšai jūs. Tampa tos turistus, važiuosim čia, darysim tą, va dabar einam čia pažiūrėti tą. Eisim dabar čia, va, išleiskit čia pinigėlių, va čia dabar bus nusulynais nusileist. O kai va atvažiuoji su mocu, nuo niekino nepriklausomas. Nori sustoji, nori važiuoji. Nepatinka, neini. Patinka, eini. O čia patinka, nepatinka, visur jos veža. Nu nieko. Kiekvienam savaip. O dabar važiuoju tiesiog palei maršrutą. Nežinau kur. Ką dabar aplankysiu. Tiesiog važiuoju. Pas mane yra pažymėtas, kur maršrutas bus. Jeigu davažiuosiu, pažiūrėsim, jeigu nedavažiuosiu, tai tiesiog važiuosiu ir viskas. Aš galvoju, gal man reiktų kokio maisto nusipirkti vakarui. Tai dabar jaučiu taip ir darysiu, važiuosiu tol, kol pamatysiu parduotuvę ir eisim apsipirkti. Nes po to vėl pramazinsiu, reikės valgyti tas kruopas, kur nusipirkau ekstra atveju. Kažką norėtus pasikepti. Žodžiu, važiuoju palei savo maršrutą ir žiūriu, kad vėsta. Vėjas didėja, dangus tamsėja, biškį lietaus gavau. Įvažiavau į bekelę palei savo maršrutą. Niekaip neišėjo išvažiuoti. Ta prasme, važiuoti to keliu. Nes ką tik nulijo čia ir tas skalda tokia šlapia, nu nepavažiuoju. Labai moca tampa. Tenais važiavau, užvažiuoju, nusileidi, prasideda offroadas. Nes tikslas yra važiuoti per tos kalnus durti. Tai apsisukau ir jau čia nevažiuosiu čia. Tai pasižiūrėjau orus.
pietiniai pusiai lyja. Čia irgi toj lys. O šiauriniai pusiai nelyja. Tai galvoju biškį išvažiuoti iš savo maršrutą ir važiuoti į šiaurę. Ten žiūrėjau ir temperatūra visai nebloga ir lietaus nepraneša. O rytoj grįžti čia. Ir žiūrėti, kaip toliau seksis. Bandyt gal tą offroadą važiuoti kažkaip. Iki tų kalnų davažiuoti. Nes tenais, kiek skaičiau, ten yra vienas iš gražiausių kelių motociklininkų. Per parką. Durmitor parkas. Norėčiau pralėkti. Bet turbūt ne šiandien. Nes jeigu pradės lyt, vėjas tai kosmiškai didelis. Dabar jau didelis, o rodo už poros valandų, kad bus išvis. O čia. Čia yra kažkoks kempingas. Nu, bet ant tokia vienu nesąmonės į tą palapinę. Tai aš jaučiu važiuoju į šiaurę. Užsuksiu į parduotuvę. Pavažiuosiu valandą laiko. Pasistatysiu palapinę. O rytoj grįšiu. Viskas. Ir bus diena užskaityta. O rytoj tada kirsim per tą parkelį. Po gražiuoju keliu. Ir po biškį jau leisimės tada į apačią. Ir jau važiuosim iš Montenegro. Greičiausiai. Aišku, per rytoj aš nespėsiu. Gerai. Važiuoju kur šilta. Nes dabar toks lengvas dubakas. Vėjas, temperatūra žema, drėgmė jaučias ir karts nuo karto palašnoja. Dar kartą peržiūrėjau. Gerai, jeigu aš važiuoju į šiaurę, Plevlę miestą. Šiandien viskas liuks. Bet rytoj iš pat ryto ten pila, kai iš kibiro. Gerai. Leidžiuosi į pietus, šiandien pila ir rytoj pila lietus. Gerai. Jeigu varau biškį į apačią, į savo tą Durmitor parką, į tos kalnus, pila šiandien ir rytoj. Tai aš galvoju gal nuvaryti, jeigu dar dabar nelyja. Šaut palapinę ir rytoj visą dieną gulėti palapiniai per lietų. Ką daryti? Ką daryti? Lyja. Visur. Bet kokį miestą, kokį įsivedu, rodo, kad lyja. Rytoj lys šiauriai. Nu, bet tai nesąmonė, ryte atsikelsiu. Ar varyti tenais. Bet ten aš nežinau, kur palapinę statyti. O čia, vat, tarptų tame parke. Tai ten labai gražios pievos didelis. Nežinau, pagalvosiu dar. Reikia atsigerti vandens, pamastyti, paguglinti dar biškiu. Gerai. Lauke yra 17 laipsnių ir belekoks vėjas. Tai aš dabar važiuoju iki miestelio, čia buvo prieš porą kilometrų. Bandysiu nusipirkti maisto ir greičiausiai važiuosiu šitos kalnus, į tą parką. Žiauriai norėčiau nuvažiuoti iki tenais, kol nepradėjo lyt. Nu gal ir dabar ten lyja, aš nežinau, 17 km iki to parko. Tai jeigu nelyja, duriu palapinę ir būnu, kol nustoja lyt. Dieną, 2 dienas, o gal tik 1 naktį. Čia tie orai keičiasi. Čia tie orai keičiasi kaip nežinau kas. Atrodo, link tilto važiavau, buvo šilta, saulėta. Dabar lyja.
Kas ir bobytė? Galvo nori gauti? Pirmą, 22 dieną nedirba. O tai gal, blėt, visur nedirba? Šventinė diena kažkokia gal pas jų. Jie čia gerai gyvena, žiūriu. Su savo nedarbo dienom. Einu, savo galvau, čia pas mane cypia. Tu ir čia nedirba. What the fuck? Iš kur man paėst gauti? Gerai, toliau žiūrim. Irgi nedirba. Nu fainiai. Tas bomžinas ten, kur buvo, irgi žiau nedirba. Tai man belieka degalinė. Bet tai šiandien pirkaugi. Ai, iš degalinės aš pirkau. Nesuprantu, čia nori dirba, nori nedirba. Nori tėvadienius pasiema visi. Tai vadėl, kad čia mašinų tiek daug. Nu čia turbūt faršo negausiu, ne? Arba rūkytų dešrelių. Gerai, kad aš tų kropų nusipirkau. Blogiausiu atveju tas kropas įvarysim į save. Nusipirkau tokį maišą maisto, bet aš nesivizduoju, kur man sukišti viską. Jens, hier kann ich hier noch nicht. Gerai, reikia kažką sumastyti. Gerai, ką pasiėmiau? Du vandens, čipsų, bulkos. Pirmą dieną Montenegrė, kur valgiau lašišą su puselėm, užtepėlės kažkokios pašteto ir alaus vieną. Sumokėjau, neatsimenu kiek, 17 eurų, man atrodo, centus. Sumokėjau, toj. Kantrybės. Ai, 13 eurų 20. Galva nebedirba. Gerai, bandau viską sudėti. Atrodo, tilpo. Tikiuosi, kompas nesulūžo. Ir tikiuosi, ten, kai nuvažiuosim, kadėjais palapinės koliukus įsmeigti į žemę. Nes jeigu bus didelis vėjas, bus liūdna. Tiesiai į lietų. Jau dabar net krapnoja. Fuck! Karočią reikia apsisukti. Ten policija. Nu čia neapsisukinėsiu. Reikia bandyti gal lietaus rūbus apsimauti. Ar dzimbalą laiką. Policijos mašina. Ai, sėdi telefonė, tiktokas žaidžia. Žiūri, tiktokas laivą daro. Dovanėlės renka. Geras darbas. Trylika kilometrų. Nu, jeigu taip krapnuos, kaip dabar krapnuoja, tai problemos nėra. Staigiai palapinę makt. Svarbu, kad koliukus eitų įsmeigti. Susmeigiu koliukus. Visus daiktus, bam, susimetu. Ir viskas. Ir aš ten galiu būti. Parą, dvi. Eik tu savo, kai čia dangus. Jaučiu ten lyja. Mano bulkų nenupūs.
12 km liko. Įvažiavau į tą jau parką. Ir čia turėtų jau prasidėti tas keliukas tarp tų kalnų per pievas. Nu to mes pažiūrėsim. Kol kas nelyja, viskas liuks. Mačiau dar vieni žmogelį irgi su palapinėm ant nugarų. Jaučiu irgi skutą čia. O toks tas keliukas per pievas. Nu, man tai sausį parvažiuoja, tai džiugina labai. O, atsargiai, tėveli. Ar pavargai, ar kas? Va, mano parkas. Tik reikia sugalvoti, kur įsikurti. Bet ta žolė tokia. Vau. Vau. Ta žolė tokia atrodo kaip nupjauta, nušienauta. Įdomi, ne ta laukinė žolė. Paauga ir nebeauga daugiau. Tai kiek girdėjau, šitą visą kelią išvažiuoti reikia visos dienos. Nes keliukas yra labai siauras. Yra labai lėtas greitis. Ir labai daug posūkių. Tai kiek girdėjau, tie, kurie važiuoja, čia gaunasi apie 80 km, man atrodo, šito keliu. Toks vat keliukas. Tai užtrunka visą dieną. Rytį išvažiavai, vakarą tik tais pravažiavai. Eina savo, čia gera vieta. Palapinė pastatyta. Pririšau maksimaliai kiek eina. Visus koliukus naudojau, nes visi lindo kaip ir sviestą. 2 kartus reikėjo palapinę gaudyti, nes vos nenunešė tenais. Vėjo gūsis užeina ir į viršų. Bet viskas gerai. Čia atvažiavo dar porelė su mašina iš ten tos pusės ir paprašė, ar gali čia naktį prisijungti. Sakau, žinoma. Bet ką tai reiškia, jeigu parvažiavo iš tenais, tai tenais turbūt nebuvo nieko, kur galima sustoti. Čia permėgoti. Gerai, aš dabar susinešu daiktus į vidų ir bandysim gal eit vakarienę gamintis. Dabar yra, nežinau, jie dar čia vaikšto, ieškosi vietos. Nežinau, ar palapinę statys, ar tai, bet tai mašinai netilus ant tą mašinytę. Mažytę. 6 valandas. 12 laipsnių šilumos. Tai yra tikimybė, kad šiandien miegosiu su megztiniu, 2 kelniam. Jeigu jau labai bus šalta, tai gal net reiks ir mocos striukių užsimesti. Iš niekur nenutraukit man. Gerai. Tempiu daiktus į vidų. Biškį pradėjau lašnuoti. Įdomiai čia. 1 minutė vėjas bele koks. Dabar ram. Na, įdomiai. Gerai. Specialiai atėjau pasižiūrėti, kiek kilometrų nuvažiavau. Palauk, bet ne emocija rodo. Prie navigaciją žiūriu. Lendam į palapinę. Taip.
Taip. Turim prisukę 2800 km2. Tai nuvažiavom apie 100 km šiandien. Kas yra tikrai mažai. Gerai, einu valgyti daryti. Jau kaip ir valgyti norėčiau. Turbūt lašišą išsikepsim su pupelėm. Labai patiko man tada. Bandysim pakartoti. Tik nežinau, ar laukia kepti, ar viduj. Nes jeigu laukia bus vėjas, tai man dujas užpūs. Pradžiai pabandysim laukia. Ką čia per gaidį nusipirkau? Čia nesu lašišo, su dešrelėm. Paragauta dešrelė be skonio visiškai. Eik tu savo. Nu nieko, suvalgysim. Škės. Vėjas pakilo. Štai nebuvo, dabar vėl atsirado. Neįdomiai čia. Gerai, ką aš manau. Pasidėti. Bolėk. Dujos jau visiškai pabaiga. Bet dar turiu kitą balioną beveik pilnas. Vaizdas tai gražus. Tai galėtų vėjo nebūti ir būt giedra. Dar kas baisiausia, tai internetą netraukia visiškai čia. Visiškai. Negaliu pažiūrėti, kokie orai rytoj bus. Ciongai duoda. Palapinė stovi, viskas gerai. Vieną koliuką pritrūko. Dviejų. Ta šniūrus ant vieną pririšau. Gal ir tą šniūrą ant to šniūrą pamanau. Nu, pažiūrėsim. Reikia daryti visus šniūrus persirišti, nes žiūriu tik ant vieno mazgelio tėra. Tai atsiriš naktį. Ir vartaliosiu su palapinė čia po pievą. Gerai. Pučia. Pučia. Vėl užgesu. Kažkiek sušilo. Ir baigęs dujos. Pavalgymų užteks. Su lašiša buvo daug skaniau. Čia ir to padažo skonis kitoks. Ir tos dešrelės tokios. Kaip be skonio. Bet kai valgyt nori, suvalgysim tą. Tai suvalgau. Ir eisiu palapinę gerti alaus. 12 laipsnių šilumos. Ir dabar yra tik 7 vakaro. Kiek naktį bus? Pažiūrėsim. Pradėjo lyti. Aš keliu video medžiagą į kompą. Išgeriu alų. Pavalgysiu kažkiek čipsų dar. Ir greičiausiai eisiu miegoti, nes nėra interneto. Nėra ką veikti. Laukai irgi, kaip matot, nėra ką veikti. Lietus lyja. Vėjas būna biški čia padrasko, aprimsta, vėl padrasko. Tai nežinau, jeigu manęs nenupūs, susimatysim kitoj serijai, kitos dienos. Iki. Wow. Išėjau susitvirtinti savo šniūrus. Ir galvoju, to pačiu dar pafilmuosiu, kaip čia dangus atrodo. Nu visai neblogai, ne? Čia eina debesis. Debesis, kurie užstoja
kažkokią dalį kalno. Nesimato kalno viršaus per debesis. Tai aš vat realiai taip aukštai esu. O ten vat labai labai toli, tarp šito vat. Gerai įsižiūrėti, bet jau čia nesimatys, ten miestas, pačioj ten matos. Už to kalniuko, už šito. Už šito. Ten, jie pačioj. Tai nežinau, aš jaučiuosi kokiu 1,5 kilometro, 2 kilometrų aukštyje gal. Nuo jūros lygio. Tai iš tikrųjų dubakas. Tai aš greičiausiai jau einu miegoti. Nes ir lyt gali toj pradėti. Ir šiaip biškį traukia vėjas čia. Palapinį taip netraukia. Laukia dar pamyšti. Kaip įdomiai. Tai jau pamyšta, ne? Čia internetas veikia. Nu, parinant galvoju pasižiūrėti. O, čia veikia. Paeini 5 metrus. Nebeveikia. Grįžtu atgal. Veikia. Nueinu į priekį. Nebeveikia. Turbūt esu ant tos pačios ribos, kur dar ryšį gaudo. Tai pasižiūrėjau orus. Šiandien vėjota, o rytoj lyja. Tai nežinau, kaip rytoj reikės palapinę susipakuoti. Tai savo kaip pučia. Jeigu bus šlapi palapinė, tai aš jos pakuoti negalėsiu. O ką šitoj veiksiu čia visą dieną be interneto? Neįsivaizduoju. Ai. Nu, aš tikiuosi, biškį tie orai pasikeis ir rytoj užtaikysiu tą momentą, kada galėsiu viską susikrauti, apsimauti lietus rūbus ir dingti iš čia. Štai mano kempingas. Palapinė. Kurią drasko vėjas. Nors yra čia biškį akmenų, bet vis tiek tas būna. Pratraukia. Gerai, viskas, jau dabar einu tikrai miegoti. Čiau, bye bye, mėlyjei. Taip lyja, kad net palapinę laužo. Eina sau. Žiauru. Nu, aš tikiuosi, neatlaikys. Davai, atlaikyk, mažulė.